Na tai pradėk nuo sapno tada. Tu sapnavai, kad šokiuose prie tavęs priėjo juodaodė labai graži moteris ir ji pakvietė tave šokti. Paskui po šokio jūs išėjote į lauką gryno oro pakvėpuoti ir toji mergina pasivertė į didelį vėžlį. Ir iš jos pradėjo eiti gražūs vaivorykštės spalvos spinduliai. Tas vėžlys buvo gigantiškas ir atmušė kažkokius... Ką jie atmušė? Ten buvo Ai, kažkokie kažkokius priešus, taip, kurie buvo Kažkokie jūs priešai. apsupę. Buvo tamsi naktis. Na tai dabar analizuokime. Kas yra toji moteris? 3, 2, 1. Aš ją vėl matau, taip kaip jinai ir atrodė. Labai labai graži. Jinai sugeba keisti pavidalus. Jinai neturi tos vienos formos. Ir ji prisistato save kaip Ateris, jeigu aš teisingai ištariu jos vardą, Ateris. Čia kur buvai man parašiusi? Jo. Nu, kaip skamba kaip eteris, bet Supratau. tas man eina taip kaip Ateris. Labiau taip taisyklingiau, gal aš taip suprantu tą skambesį. Gerai. Ir kaip aš supratau, ji yra pačio absoliuto išraiška. Pradmuo visos visatos. Aš pavadinčiau ją visatos perlu. Ar ji pagimdė absoliutą, ar ji yra sukūrė absoliutą? Pagal tai, kaip aš suprantu, jis sako, kad ji yra tos visatos ir visų kitų egzistencijų centras. Absoliutas susikūrė iš jos, bet jie kartu kūrė, jie kartu atsakingi kaip už visatos kūrimą. Ir absoliutas paduoda tą šaltinio energiją į kitas visatas. Ji, kaip suprantu, yra iš kitos realybės, kaip jinai prisistato, aš esu iš kitos realybės, iš kitos visatos. O kodėl dabar jie, kaip tu man sakei, kad ji pasakė, aš tave esu nusižiūrėjusi, ar ne? Kodėl? Ką tai reiškia? Aš esu tave nusižiūrėjusi, tai galbūt čia tame esmė, kad ji mane atpažįsta, kaip aš ir iš jos esu. Jos kūrybos. Nes, kaip aš suprantu, ji ir absoliutas, jie truputėlį, kaip jie kartu, bet jie kažkaip turi skirtingas energijas. Ir dabar, kaip aš suprantu, jinai rodė, jinai kaip buvo gynybos pozicijoje ir tas vėžlis, tai vėlgi, kad ji gali transformuotis ir taip simboliškai ji bandė pasakyti, kad jinai yra atsakinga už visatos cikliškumą, ilgaamžiškumą. Ir tas vėžlys reprezentuoja tą ilgą lėtą procesą, transformaciją. Ir tie vėžliai, jie gali sukurti daug, juk tiek, kiek nori, nes iš viso yra tokia būtybė, aš pavadinčiau būtybė, nežinau kaip kitaip pasakyti, gal energija, būtybė, deivė. Ji kažką norėjau pasakyti daugiau, čia man dabar kažkas atmintį trina. Gerai, žiūrėkime, regresuok truputį atgal ir kas ten trina tau tą atmintį 3, 2, 1. Užsidėk apsaugą iš karto, apmušk.
Jo, kažkaip ir man eina, kalba apie visatos cikliškumą ir rodo tą tamsią erdvę ir tuos, kiaušinius. Nu, gal jie Mhm. kaip kokonai ir kažkaip jie saugo tuos kokonus labai, Mhm. o saugo kažkaip eina atsakymas, kad, jie yra labai svarbus kažkokia kosminė svarbi dalis, Mhm. saugo nuo visokiausių eterinių parazitų, tamsiųjų magų, Mhm. nes, tas visas kažkas gerklę kerta. Gerai, apsaugą iš Aha. karto O kai gerklei. svarbi informacija, tai visą laiką kažkas gaunas. Tai jau taip. Brandinimo kažkokia tai brandinimo kažkoks procesas eina ir labai saugo tuos kiaušinius. Ir Mhm. tie kiaušiniai, kaip suprantu, yra, slepiami kažkokioj tarsi tokioj kaip tamsioj materijoj. Mhm. Tai ta tamsa dabar geriausiai juos gali apsaugoti, kad jie nešviestų, jų nematytų. Ir ne tik kažkaip atrodo tas, tamsa yra visko pradžia kažkaip, Mhm. tas, ramybės kažkokia tai būsena Mhm. ir tada išsirita, nu, išeina kažkokia tai tarsi, siela ir man toliau rodo, kaip tie kiaušiniai kuriasi. Ir aišku, tų kiaušinių kažkaip tos erdvės yra įvairios jos. Mhm. Kažkaip, priklauso nuo to, kokie dažniai, kokios vibracijos ir iš tikrųjų, kaip tos molekulės kuriasi, man kaip šiurpuliukai eina. Ir po to tos kryptys, gravitacijos visokie tokie, žinai, ir po to rodo, kad kiekvienas kiaušinis pagal savo kažkokią tai informaciją turi skirtingus pavidalus. Tarkim, vieni gali būti tokie kaip, plazminiai, vat po to rodo vieni išsiskaido ir vėl susirenka, kitus aš matau tarsi, žinai, kiaušinis ir ten, kaip, ne elektra, bet kažkokie tai žaibukai laksto, supranti, jie kuriasi. Ir kai, pavyzdžiui, tu pagalvoji, kiek, nu, mūsų, pavyzdžiui, matmenims skaičiuojant, tai čia yra labai ilgas procesas, žinai, sukurti kažkokią tai sielą, bet tai tos tie kiaušiniai yra kažkaip kuriami ne vien tik, kad ateiti sielai į žemę reinkarnuotis, bet, ir kitose, realybėse, tarkim, kosmoso ten, tie, gyventojai, kitos kažkaip energijos. Kaip aš suprantu, jinai gali, ir brandinti tuos kiaušinius ir išgimdyti, kai ateina tas laikas, kai siela jau pasiruošusi, Mhm. tada ji nukreipia spindulius, kažkaip rodo iš jos išeina ir, pagal tų sielų, paskirtį, kažkokios netgi ir koduotės tarsi būtų, bet tos koduotės viskas vyksta, supranti, pagal visatos dėsnius. Ten nėra, kad, kažkokia tai kontrolė būtų ar ne. Mhm. Ir, tuos kiaušinius labai labai saugo, nuo tų astralinių kažkaip tais ne tai kad astralinių, bet, eterinių parazitų, nuo tamsių magų. Ir Mhm. kažkaip yra ruošiamasi, kad į pasaulį ateitų, į mūsų žemę naujos sielos. Bet Mhm. kad tam įvyktų, dėl ko jinai pasirodė, kad tam įvyktų, mes, kažkaip, ji kaip suprantat, kad per mane, kažkaip mes galime per žmonių širdis, va rodo širdis, kažkaip, pakelti tą, bendromis jėgomis tą vibraciją, nes, kai kurios sielos jau kaip ir ruošiasi ateiti į žemę. Čia kažkaip Kaip vibruoja, žinai. aha, Vau. žinok, labai Vau. man. Ir supranti, Mhm. kas yra, nes žemė, Gajos ta siela irgi yra surišta su ta
jų planeta, kaip aš supratau, Auradijos planeta, jeigu aš teisingai supratau, Auradijos Mhm. planeta. Yra dar atskiros planetos, bet ta planeta, kaip suprantu, yra kitoje visatoje. Mhm. Mhm. Tai dabar, ar tu irgi esi kilus iš to kiaušinio? Aš jos klausiu, ar aš esu atsiradusi iš to kiaušinio. Ir žinok, jo, ir tada aš suprantu, kad aš iš tos evoliucijos, va tos kažkokia tai dalis, a, bet aš suprantu, ar ta mano žemiškoji dalis, klausiu, ar tai mano žemiškoji dalis. Sako, ir taip, ir yra dar kitų dalių. Mhm. Ir aš klausiu, kažkaip man žinai, kas įdomu, e, ar absoliutas irgi kažkaip jie bendromis, kaip suprantu, jėgomis kuria tas sielas, kažkaip jisai prisideda prie to. Nu taip, kažkaip taip ir gaunasi, ar ne, absoliutas kaip ta Mhm. tokį vyrišką, gal mes bent jau kažkaip taip suvokiam ane, kaip vyrišką pradą, gal kažkaip, Jo. o ateris tokia kaip moteriška. Supranti, aš jos klausiu, bet jinai sako, aš esu viskas. Aš Jinai supratau, kažkaip, kaip jo, ir sakei, ji yra visatos centras. jinai kaip įdomi, visatos perlas. Nu, man tokia švytinti Mhm. perla rodo, žinai, O juoda visatos perla centras. ar balta? Balta, balta. Žinai, kaip Mhm. atrodo tamsu aplinkui, o jinai tokia kaip švytinti balta. Bet Vau. sako, ta tamsa, aha, ir yra tas toksai kaip aš suprantu, ji tą tamsą mato kaip, nemato kaip priešą, tarkim, ane? Mhm. Kažkaip, kad tai yra paslaptis, gylis, transformacija ir Kita būsena. kita kita būsena ramybės, žinai, kad tu e, per tą vat būseną tu augi, tavo siela kūrėsi, tos molekulės, tos kibirkštys. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogus suprastų, kaip jo siela susikūrė, jis tikrai kažkaip pradėtų daugiau kažkaip vertinti save. Mhm. Nes tai yra labai ilgas procesas, tai nėra, kad tu susikūrei, nu aišku, ten kitaip, ten laiko nėra, bet čia tūkstančiai, milijonais metų ir jos evoliucionuojasi, jos keičiasi, jos vėl kūrėsi, į kitas realybes paleidžia, žinai. Ir Mhm. supranti, yra kažkaip jos ta žinia, kad ji, atėjo laikas, kai Žemė irgi laikas kilti ir keistis, kad Mhm. yra keičiamos visos visatos struktūros. Ir labai yra, vat, man rodo, tas mūsų širdis, žinai, kad mes turėtumėm kažkaip atverti tas širdis tom naujom galimybėm, kad tos naujos sielos ateitų, pakelti tą vibraciją, tą vienybę, va, rodo, žinai. Mhm. Ir aš klausiu, tarkim, o kas būtų, jeigu, tarkim, am, nu, pavogtų kiaušinį. Mhm. Tai jinai sako, tada įvyktų visiškas chaosas ir tada kažkaip viskas nueitų ne ta pusę, į kitą kryptį, bet aišku, ji nu, kaip jinai, aš žinau, jinai sako, aš viską žinau ir to neįvyks, bet, nu, kas būtų, jeigu būtų, tai man atsako, Mhm. kad Žemėje visiškas Katastrofa. chaosas prasidėtų, nes jinai aplamai viską žino. Jinai žino Aha. tos chaostinės energijos, kad būna, žinai, Ji e, turi tą informaciją. jie turi tą informaciją ir kaip vyksta, kai kažkokie tai procesai ir transformacijos vyksta, ir kaip ten kiti tie Vau. juodieji sujuda, žinai, jinai žino viską. Mhm. Ir tiesiog vat, jinai ruošia tą dirvą, tą erdvę, tą vat, žemėj kažkokį tai vat,
aš nesu tiksli kelintais metais tos sielos yra ruošiamas, bet jos kaip ir, jinai kaip ir jau išgimdymo procese paleisti, tik aš dar nesuprantu kada. Bet kaip ir sakei, mūsų laiku tai yra labai ilgas laikotarpis. Mhm. Tai gali būti dar, kaip sakant, ne po 5 metų. Kaip suprantu, gali būti dar dešimtmečiai. Žinai, jinai sako, jau dabar jūs kažkaip pasiekite tą sėklą, tom naujom energijom ateiti, bet kaip supratau, jinai saugo tą laikmetį būtent kada, kad nebūtų kažkokių tai trukdžių. Ne tai, kad jinai manim nepasitiki, sako, aš tavim pasitikiu, bet sako, aš tiesiog negaliu atskleisti iki galo, kad nesutrukdyti tam planui. Ir man skamba tie žodžiai auritai, auritai, tos naujos būtybės, auritai, vat Aurite. tas, auritai. Ir dar kitos būtybės, bet aš kaip suprantu, jinai kažkaip nenori irgi atskleisti, nes kad, Tai jos pagrindinė žinutė yra, kad mes paruoštumėm tą dirvą šitom naujom sielom, atvertumėm širdis, keltumėm vibracijas, kad tiesiog duoda mums žinoti, ar ne? Kad skleisti tą vat šviesą, tą vat bendrumą, nes kažkaip per mūsų pasąmonės, per mūsų tas atviras širdis naujoms sieloms, nes jos bus labai aukštų vibracijų. Kitokios sielos, supranti, kitokia sielų struktūra. Ir Bet jie jos kitaip visos, atrodys truputėlį, kitokios. bet jos visos ateis su skirtingomis funkcijomis, tarkim, vieni ten gidūnai, kiti ten mega kariai kažkokie, ar ne? Taip. Nėra, kad daug ateina gidūnų ar kažkas tai tokio. Bus jie visi labai tokie skirtingi. Taip. Fainiai. Mhm. O dabar tokių yra mūsų žemėje? Iš atėjusių iš šitų kiaušinių. Yra. Mes atėję kažkaip yra, bet nedaug. Jie prabudę kažkaip atrodo tarsi iš tos erdvės, aš taip pavadinsiu erdvės struktūrą, ar kaip čia gražiau. Jo, kažkaip tie, kurie prabudę, mes visi kažkaip esam kaip ir iš tos erdvės. Ir žinai kaip, kažkaip man netgi taip eina, kai mes paliekame kūnus, bet mes kažkaip grįžtame į kitą erdvę, nes jau yra siela susikūrusi kažkaip. Ir ten vyksta kažkoks tai kaip ir peržiūrėjimai tarsi savo gyvenimo tikslų, kažkas tokio, kaip patirtis, peržiūrimas kažkokia tai yra, kaip akašė galėčiau pasakyti, kažkokia tai vieta, kur mes peržiūrime visą savo gyvenimo istoriją, tarkim, kažkas tokio. Ir tada kažkokia tai yra regeneracijos erdvės, kur mes atsiregeneruojam. Ir būna taip, arba kiti kažkaip išeina į kitas realybės, arba kiti grįžta, nes jie jaučiasi, kad dar reikia prie kažko prisidėti. Bet vat tos sielos, kurios ateis, yra naujos sielos, supranti. Dėl to jas reikės kažkaip padėti integruoti, nes jos yra kūriamos, jos kaip ir sukurtos, bet laukia to vat išgimdymo. Mes jau sielos tos esam iš ten atėjusios, bet jau mes nesam tos pačios naujausios, mes jau turim tą informaciją. Mes kaip globėjai galbūt tom naujom sielom kažkaip taip eina tokia informacija įdomiai.
Nes Aha, yra ir kažkaip mhm, regeneracijos kambariai, brandinimo nu, kaip erdvės, tu čia taip kambariai, mhm. žinai, erdvės kažkokios tai ir kažkaip vat išgimdymai ir tie vat spinduliai nukreipti į skirtingas visatas. Tai čia gaunasi mūsų dar viena misija, kaip mes visada, vat, žmonės tokie linkę klausti, ypatingai prabudę, kokia mano sielos misija yra ir panašiai. Ir tai vat viena iš tų misijų ir yra paruošti dirvą naujoms sieloms, ar ne? Taip, naujoms sieloms, nes jų tikslas yra kelti Žemės vibraciją. Ir Mhm. kai ta Žemės vibracija kyla ir kitos planetų vibracijos, tos kosmoso Mhm. visatos, nu žinai, nes vyksta visą laiką, taigi ten šviesos greičiu vyksta ta evoliucija. Jinai niekada nesustoja. Mhm. Ir dabar Ateris, ar ne, visatos Mhm. perlas, ji bendrauja tiesiogiai vat, su tais, kurie iš jos yra išėję, ar ne, yra tas ryšys. Taip, Tarkim, kiti gal nepagautų tos žinutės, jeigu jie ne iš jos išėję, ar ne, ar teisingai aš. teisingai. Aha. O aš ar irgi esu iš ten? Aš žinok, taip maniau, kad tu paklausi tą klausimą, bet žinok, man vibruoja, kad tu esi iš ten. Aš Netgi galvoju, labai. mhm. Tiesiog kažkokia nauja informacija lukštenasi dabar, Mhm. kaip sakau, dar toksai kitaip tikslą pajauti, dar kitokią misiją pajauti, kitą kryptį. Mes gal labiau visi į savo skirtingas tas planetas ir savybės, funkcijas kažkaip va taip Susikoncentravę. Mūsų iš tikrųjų dalių yra, susikoncentravę. aha, Mhm. mūsų O kai dalių yra pasižiūri į daug. dar didesnį tą Mm. tikslą tokį, tai dar kitaip pamatai kitų kampų. Jo, taip, taip, teisingai, bet kaip aš suprantu, kad mes domimės savo ten, tom planetom irgi yra labai Mhm. didelis dalykas, nes mes kažkaip per tas va susijungimus mes ir pasiekėm link tos informacijos, nes, nu, kažkaip tai yra viskas reikalinga, žinai. Mhm. Nu jo, tai labai įdomiai pasakei, kaip tie visi kiaušiniai, visi skirtingi yra su skirtingomis savybėmis, skirtingomis funkcijomis, tai ir paaiškina, kad mes paskui į skirtingas planetas einame Taip. ir tas skirtingas savybės turime ir paskui atrodo gali taip ir pasimesti ir nebesuvesti galų, kaip čia dabar tu fėja ar ne, aš saulės vaikas, dar kiti, o paskui atrodo, vat, išėjome visi gal iš tų kiaušinių, iš tos vienos vietos. Nu įdomiai, labai labai įdomiai. Jo. Mhm. Žinai, kažkaip rodo vėl tos kiaušinius, kad kiti tokie tamsesni, žinai, tarsi energijos nėra, bet sako, čia toks procesas pradžiai kažkaip, nu, reikia kažkaip, sakau, pagal dažnius ten jie gaudosi tos molekulės, tie visi tos kibirkštys, žinai, Mhm. em, ir po to kažkaip tenai susikuria, sako, čia nieko tokio, kad tu tokius priblėsusius matai, čia, sako, kūrimo procesas, čia viskas gerai. Tas, nu, tokie tokie pajuodė jau iš karto, žinai. Mhm. O ji Mhm. pati juos saugo, ar yra dar kažkas daugiau? Yra daugiau. Daugiau, ar ne? Taip, 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 jinai kažkaip jinai, taigi čia yra, kaip suprantu, jos kūryba Mhm. ir mes irgi kosminės būtybės prisidedam prie jos kūrimo, kad mes visi bendromis jėgomis kuriame kažkaip, nes mes esame visi vienis. Tai atrodo, jinai kaip nėra viena, jinai jo, tarp Jos, nu, ne, jos nu, irgi jos dalių yra daug, ar ne? daug, 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 daug. Kaip ir Mes mūsų. esam jos dalis, mes esam jos dalis. Mm. Nu, fainiai. O dabar jos ta gynyba vaivorykštės spalvos. Jos ta gynyba, jinai norėjo kažkaip galbūt pasakyti, kad yra vat tokia vat kaip ir jos, ne misija, kaip ir jos, kaip čia dabar pasakius,
kad saugomi kiaušiniai, kad yra tokia jos nauja kūryba ir kad aš kaip sielos dalis galiu prisidėti prie to Mhm. ir kažkaip pridėti tos galbūt saugojimo, kažkaip apsaugos, nes nuo mūsų irgi labai daug kas priklauso, kada tos sielos ateis. Nu, kažkaip, kad mes sustiprintumėm gal bendromis jėgomis. Į tai norėjo perduoti. Mhm. Kažkaip, kad Gerai. mes visi esam vienis ir aš kažkaip tikiu, kad jinai gali apsiginti, bet kažkaip jai reikia to mūsų irgi tų atvirų širdžių, nes mūsų atviros širdis kažkaip siunčia tam tikrus energijos impulsus ir dar labiau kažkaip stiprina tą erdvę. O žiūrėk, man dabar toks įdomus klausimas atėjo, kai ateina auritai dabar šitos naujos, pačios naujausios sielos, ar ne? Ar tai reiškia, kad mūsų senųjų ne pirmapradžių, bet jų dabar kaip globėjų, ar tai reiškia, kad mūsų ciklas baigėsi? Kad mes galėsime, mes padėsime jiems ir tada mes išeisime? Man, žinok, labai rezonuoja, kad mūsų ciklas kažkaip paruošti jiems dirvą Mhm. ir toliau mūsų ciklas prasidės kitoje kažkur, kitoje visatoje, kitoje, Mhm. kitur, Oho. visai kitur. Geras, man žinok, kai ta mintis atėjo, man ją labai pradėjo trinti, aš galvoju, kaip man nepamiršti jos. Jo, labai trina atmintį kažkaip, aš Labai. pastebėjau, kad atrodo tiek daug nori pasakyti ir taip kažkaip atrodo tiek informacijos, tiek daug visko ir atrodo kažkas tarsi blokuotų, ne tai, kad blokuotų, bet trintų Man irgi atmintį. tas pats, jau ne pirmas klausimas ir neprisimenu, žinok. Aišku. Tada. Žinai, man dar yra tokia vat mintis, kažkaip kviečiasi į tą Radijos planetą. Tiesiog Mhm. aš manau, kad ten yra kažko daugiau irgi, rodo į viršų. Aha, gerai, keliaujame su labai, gal jį mums dar kažkokias ekstra apsaugas gali uždėti, kad nesivilktų pas mus iš paskos niekas. Jo, jinai paruošė, žinok, jinai padarė tokias auksinės, uždėjo, nes ten reikia būti labai aukštų vibracijų pakliūnant ten. Kaip pasakiau, nesivilktų. Gerai. Keliaujam. Jo, aš matau tą planetą tokia, supranti, kaip jinai tokia kaip auksinė maišyta su sidabru. Ta planeta tokia labai labai ryški. Mes kaip ir jau ten įeinam. Oi, koks ten grožis. Pasakok. Jinai kažkaip simboliškai padeda man suprasti, kad aš suprasčiau. Iš tikrųjų, čia daug yra energijos, bet aš kaip matau labai daug kristalų. Labai daug kristalų. Kristalinės pilis. Jis sako, čia yra ir lemūrijų daug. Aš jų nematau, jinai tiesiog man per pasąmonę kažkaip žodžius girdžiu. Ir rodo man, supranti, vandenį. Tas vanduo, ne taip kaip pas mus, bet toks kaip sidabrinis kažkaip, labai daug vandens, bet to vandens ta struktūra visai skiriasi nuo žemės, tokia kaip sidabras, toks kaip ir Kaip gyvsidabris? Jo, jisai labai žėri, žinok. Jisai kaip gyvsidabris ir atrodo, jisai toksai žėrintis, tu, pavyzdžiui, paėmė, ne? Jį ir tokios kaip dulkelės, supranti. Tu paėmė į delnais tarsi rankom ir jisai taip byra kaip dulkelės. Ir žinok, dabar aš iščiupinėju
ir aš jaučiu, kaip mano visas kūnas vibruoja, tiesiog kaip apsivalymas kažkoks vyksta. Mhm. Visas kūnas tiesiog vibruoja ta vibracija. Ir žinok, yra toks kaip telkinys, kaip vanduo ir kita vieta yra tokia kaip vanduo kaip deimantas, kaip Mhm. deimančiukai tokie, supranti, tą vandenį tu paimi ir jisai lieka tau ant delnų, jisai nenuvarva kaip vanduo, supranti, jis tokia neželė, kaip čia pasakius, kaip plazminė gal labiau. Kaip įdomu. Aha, ir ten supranti, aš va ir pamačiau tuos vėžliukus, jie auksiniai tokie, auksinės spalvos, Mhm. energetiniai tokie, čia jos kūryba, nes vėžlys, sako, yra labai tokia simbolinė reikšmė, dėl ko pasirodė kaip vėžlys, nes visatos cikliškumas, ilgaamžiškumas, lėtas procesas, žinai. Jis sako, aš stengiausi tau perduoti tokiais būdais, kad tu galėtum suprasti pagal Bet savo žiūrėk, pasaką. Mhm. aha, bet dabar ta teorija irgi, kur kaip atrodo Žemė, ane iš tų senų istorijos kažkokių vadovėlių yra, kur Žemę laiko vėžlys. Aš prisimenu tą vieną Oha, istoriją. va, Ir kai mum atrodė tokia fantastika ir tai nerealu, tai čia yra kaip simbolika labai stipri. taip, labai stipri. Kaip tos, kaip tos žinios kažkam buvo žinomos, tik nesuprantamos, nesuvokiamos masėje. Aha, ir žinai, aš dabar dar matau em, simboliai tokie, supranti, o kaip burbuliukai, kaip mandalos būtų, bet tai yra, žinok, čia, man rodo, čia yra šviesos kalba. Ir ji man sako, kad atėjo laikas man aktyvuoti tą šviesos kalbą, nes aš kažkada norėjau dar, kažkada Ingai netgi rašiau dėl to šviesos kalbos, sako, ateis savas laikas ir, žinai, bus. Tai va, žiūrėk, Mhm. čia sako laikas kažkaip per tą žodžių Wow. skambesį, tą vibraciją, sako, kažkaip aš atsistojau į kažkokią tai, man rodo, kaip kažkoks kaip kriokliukas, supranti, Mhm. jis kažkaip virš manęs teka, bet jis toks kaip plazminis toks. Ir man dabar rodo gerklės čakrą, ir ten kažkas vyksta toj gerklės čakrai, kažkokia tai tarsi aktyvacija Mhm. šviesos kalbai. Labai Laikas, sako, tu fainai. pasiruošusi, aha, pasiruošusi tam. Nu, kaip fainai, aš noriu. Aha, ir ten gali, supranti, kaip tų simbolių įvairių yra, kaip mandalos, kaip geometrinės figūros, arba, tarkim, aš matau tokie kaip brūkšniukai įvairiausi, ar ten pagaliukai, ar spiralės, va tokie va. Mhm. Vienas turi savo kažkokią tai reikšmę. Sako, su laiku tu, sako, daugiau suprasi ir sužinosi. Mhm. Jo Nu, kažkokia, labai labai smagu. aha, kažkaip atrodo netgi gerklė išlaisvėjo, toks jausmas. Tokia lengva. Prasiplėtė galimybės. Prasiplėtė galimybės. Ach, jūs neleisite man ištarti, aš kitaip. Mhm. Gerai. Gerai, ką dar nori parodyti mums? Čia kažkaip daugiau eteritai kažkokios būtybės dar yra, žinok. Eteritai? Aha, nu aš taip girdžiu, eteritai. Mhm. Nežinau, kokia čia jų funkcija, bet toks jausmas, kad jie už gal eterio, kažkaip su tuo eteriu susiję, to kūryba eterio. Mm. Mhm. Gal Mhm. jie ir saugo tą eterį, kad parazitas nepatektų, virusai, nes pas mus tai viskas tai tame eteryje, ar ne? Taip, yra visko. Aha, jo, jie kažkaip yra sergėtojai, saugotojai ir tada tos kosminės liepsnos irgi rodo, kad Mhm. irgi Ir ką, kažkaip irgi degina apsauga, ar ne? daugam. Mhm. Mhm. Kažkaip netgi susiję, supranti, man rodo dabar į pačią Žemę, kur aš aptikau tą savo dalį kvadrantinę. Kažkaip Mhm.
man to reikėjo irgi to susijungimo su ta žemės gaja, ta dalim, kad aš galėčiau ir tą viršų kažkaip pažinti. Kažkaip connection kažkoks tai, ne tai kas sprogimas, bet kažkokia konekcija susijungia. Tai čia tavo buvo žingsnis po žingsnio iki šito etapo. Tai. Sako, dar daug dalių kažkaip mes atrasim, dar daug atsiverstų galimybių pažinti plačiau ir giliau. Žingsnis po žingsnio, sako, tik tu neskubėk, sako, žinai, kaip tas vėžlys, ane? Kažkaip išmok pajausti energijas ir kažkaip jas kai tu pažįsti energijas ir tada tu žingsnis po žingsnio plėtiesi. Neskubinti to proceso, greičiau. Aš suprantu, lėtai, bet va taip garantuotai. Ne tai, kad prašokti ir paskui žiūri, kad spragos visose. Jo, kažkaip tas vėžlys išjausti viską, išjautimas. Tai va čia tas lėtumas net nėra blogai, ar ne? Ne. Kaip mes įpratę, kad tas lėtumas, tai jau čia kažkokia tai savybė. Flegmos, ne? Nu, va. Viskas kažkaip turi savo tėkmę, pagal savo tėkmę, bet sakau, o ką daryti, jeigu yra kas stabdo, žinai. Čia sako vidinis darbas, o čia ir yra, sako, energijos, kai tu turi kažkaip išmokti jas atpažinti. Vidinis darbas labai svarbu. O kodėl mūsų planetoje, va dabar Gajoje, Žemėje nėra tokių, va, pavyzdžiui, eterinių, va, tokių karių apsaugos, ar ne, kodėl mes neturime tiek daug, ar mes dar nepribrendo? Žinai, kaip jinai... Ar kita funkcija visai? Sako, kad... Ne, sako, tas laikas kažkaip labai greitai kažkokie tai pokyčiai įvyko ir iš tikrųjų ta branda mes kaip ir pribrendę, bet tai nėra, supranti, kad dar daug sielų, tarkim, mes telepatai jau kažkaip vis tiek kitaip suvokiam tą pasaulį, bet yra žmonės, kurie dar, giliam miege, žinai, toj tamsioje erdvėje, kaip sakant, dar lukštenasi. Bet sako, vat, kažkaip kaip ir mes jau priėjome tą vat kažkaip tašką, kai jie gali kažkaip irgi veikti šitą transformaciją jau tokia jo. Stambi, jau tokia galinga. Žinai, man jinai sako kažkaip pasakė skaičių, iki kada tos naujos sielos, bet aš tau pasakysiu ne dabar. Aha, pažiūrėsim, nes man irgi atėjo į mintis skaičius, kai tu buvai pasakęs, pažiūrėsim, ar sutaps. Gerai. Na, ar dar kažko mums ten reikia pamatyti, ar čia mums užtektinai yra? Užtektinai. Šiam kartui, ar ne? Tai gal mes ten galime truputį ir atsigeneruoti, truputį, ar ne? Galim. Gal ji gali padėti nuimti amnezijos kažkiek mums nuo tų dalių, kurios yra išėjusios iš ten. Kad tų trukdžių mažiau būtų atsirakinti. Nesakau, kad pagreitinti viską, bet kad tiesiog būtų mažiau tų trukdžių. Sako, taip galiu. Kažkaip jinai rodo tą vat mums telkinį, vandenis to gyvsidabriu kažkaip, kad reikėtų jame kažkaip pabuvoti, kad išeitų viskas, kas amnezuoja, kas, žinai, kad nuimti tos sluoksnius, tokius, tą tankį tokį, žinai.
Ten labai gražu, žinai, dar ką aš pamačiau, ten tokia kaip žvaigždžių dulkės eina. Mhm. Kažkaip aš pamačiau, kad tas gyvsidabris, pavadinčiau, susimaišęs už to žiedų dulkėmis ir kažkaip tarsi mus Oho. išvalo, pravalo, supranti, Mhm. ištraukia kažkokią tai, išėjo tarsi kažkokią tai, kaip plėvė kažkokia, tarsi permatoma, tokia kaip ištraukia iš mūsų kažkokią tai, kaip magnetas kažkoks tai, ištraukia kažkokią tai, aš pavadinčiau kažkokią kai amnezijos, tokia kaip uždėta plėvė kažkokia tokia va. Mhm. Labai labai dėkojam. Mhm. Padėkojam. Labai dėkoju. Už tokią Dėkui. kosminę informaciją čia, vau. Už tai, kad tau parodė tokią informaciją. Labai laukiau šitos hipnozės, žinok, jau kai tai papasakojai, tai viskas galvoju. Tai aš irgi, žinok, nekantravau. Aš sakau, tas sapnas tikrai kosminis ir žiūrėk. Po vizijos atsivėrė tokie vat dalykai. Mhm. Labai esu dėkinga, iš tikrųjų, labai, labai, labai. Mhm. Labai praturtino mane dabar šitos visos žinios. Mhm. O ar ji tau nori dar kažkokią informaciją perduoti daugiau apie tavo tą dalį, kurią tu pavadinai, nepavadinai, kuri vadinasi Koko? Jo, o čia aš norėčiau sustabdyti. Gerai. Stabdau. Ai, gerai.